Labas rytas. Šiandien kovo 29 diena, 1495 karo diena. Kai matote, su Kijeve neseniai buvo paskelbtas oro pavojus vėl, naktį kaukia vėl sirenos, bet ne apie tai mes šiandien pakalbėsim apie įvykius. Turbūt visus šiandieną labiausiai diskutuotiną įvykį, tai įskrido dronas į Lietuvą ir dar sprogo. Tai pat apžvelgsime, kas vyksta fronte šiai dienai ant žemėlapio. Tiksliau, prisijungsiu kompiuterį ir žemėlapį aptarsim situaciją. Tai dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kas stebi kanalą, spaudžia like, rašo komentarus, palaiko per Contribui, ten nuoroda yra apačioj prisekta. Taip pat, kas stebi per Facebooką mane asmeniškai, dėkui visiems. Ar palaikot, ar komentuojat, kritikuojat, visuomet yra gerai, kritika turi būti, tai yra sveikintas dalykas, nes be kritikos mes negalim tobulėti. Čia yra pagrindinis dalykas. Kritika sveika, visuomet gerai. Kas vyksta dabar? Atvirai pasakysiu, pasaulyje vyksta virš 160 karų. Virš 160. Įsiklausom. Keliuose karuose labiausiai naudojami dronai. Įsitvirtino dronai, kur, turim vienintelę Ukrainą. Taip. Aš kalbu apie dronai, mes turim visą sistemą dronų. Tai yra nuo mažiukų iki didelių tolimųjų dronų. Tai vienas iš didžiųjų dronų įskrido į Lietuvą, Latviją, Estiją. Ir vienur ir kitur sprogo. Ir čia prasideda pirmiausiai, kas pirmas pasisakys eteryje, pasakys koks dronas, kokia kovinė galvutė įdėta ir visa kita. Nulis atspėjimų. Tai dar kartą buvo parodyta, kokie esame ekspertai. Ir kuo skiriasi vakarų šalių ekspertai nuo mūsų YouTube'inio ekspertų, kurie save patys iškėlė kaip ekspertais. Aš nemėgstu šito žodžio ekspertai, kai man pasako ekspertai, aš sakau, žmogus, kuris žino, ką daro. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir aš nesireiškiu, aš stebėjau. Kas vyksta, durnus klausimus uždaviau kartais. Vienam, kiek pasipylė komentarų, koks aš durnas, nesuprantu, bet viskas gerai. Tai yra kritika, yra teisinga kritika. Tikslas yra koks? Suprasti, kas vyksta. Ir tada prasipylė, kaip mūsų sistema nedirba, nereaguoja ir visa kita, nemato. Kodėl nebuvo paskelbtas oro pavojus, kodėl visuomenė nebuvo informuota. Viskas sudirbo. Tik klausimas, ar taip greitai sudirbo, kaip reikėjo, ar ne. Taip, oro pavojus nebuvo paskelbtas. Buvo įvyko sprogimas. Oro erdvė nemato, kas skrenda daugiau dronų. Jinai ir to drono nematė. Tai nėra kas skelbs. Nereikia gąsdinti visuomenės. Kitas dalykas, kai ir sakiau, prieš 5 minutės kaukė oro pavojus. Pavojus sirenos. Aš einu Kijeve, darau šitą vaizdo įrašą. Žmonės sportuoja. Taip, ankstyvas rytas, tai čia nebus masė žmonių. Bet jeigu tai būtų vidury dienos, čia būtų masė žmonių šitoje alėjoje. Labai paprastas atsakymas. Kiekvienas sprendimas priimtas yra teisingas. Pasakys tik tai laikas, ar jis buvo teisingas, ar blogas. Bet sprendimas turi būti priimtas, blogas ar geras. Kartais yra blogas sprendimas priimtas laiku, geriau negu geras po laiko. Va čia yra esmė. Operacija Skydas buvo paskelbta, buvo. Aptverta teritorija buvo. Atvyko policija, atvyko vėliau išminuotojai, kariuomenė ir visa kita. Prasidėjo tyrimas. Dedam tašką. Sistema dirba. Geriau, blogiau, galbūt reikia kritikos, reikia biškį greičiau reaguoti. Bet sistema dirba. Jinai pasileis, anksčiau ar vėliau. Greičiau, lėčiau, bet jinai pasileis.
Kitas klausimas prasidėjo. Vau, kaip čia yra kariuomenė per 8 mėnesius vis dar nieko nepadarė. Atsakymas paprastas. Iš mano pusės. Ar kariuomenė ką nors kūrė? Ne. Kariuomenė yra pirkėjas sistemų įrangos. Jinai pirmiausiai daro analizę, ko reikia ir tada perka. Ne tik ko reikia. Pirmas dalykas turi pastatyti užduoti kariuomenėje, ką mes norim turėti. Mes norim matyti dronus. Padarys, kad matytų. Norim, kad numuštų. Padarys, kad būtų numušti. Bet ar tie sprendiniai patiks mūsų politikams, karo veteranams, influenceriams, ekspertams? Nes visą tai gali kainuoti labai brangiai. Ir vėl sakysit, vau, Ukraina pigiai pasidarė. Jinai gali sau leisti taip. Jinai sau gali leisti eksperimentuoti. Nes vyksta karas, jinai ieško sprendinių. O kare viskas vystosi žymiai greičiau negu civilinėme gyvenime. Todėl čia mes negalime stipriai klysti. Gerai, nupirksim radarus, tos mažiukus čia, kai visi reklamuoja. Nupirksim didelius radarus. Greitai, brangiai. Ir atvejs toks pats. Dronas skrenda žemai, įskrenda 7 km į teritoriją ir niekas jo nematė. Ir ką mes sakysim vėl? Kokie mūsų kariuomenės profesionalai nesuprantantis, nemoka dirbti ir taip toliau ir taip toliau. Va čia ir yra esmė. Reikia suprasti, ką mes norime matyti. Dronas įskridęs 20 km. Taip, yra bėda. Mes jo nematėm. Antras dalykas, reakcijos laikas neįmanomas. Ką mes galim padaryti? Ieškoti geriausių sprendinių, automatizuotų sistemų, kurių dar nėra. Aptikt ir numušt. Pirmiausiai aptikt, identifikuot, o tada sunaikinti. Tai va taip turėtų dirbti visa sistema. Ir aš manau, kad šiam momentui tikrai kariuomenė šitų sprendinių ieško. Todėl manau, kad tai užtruks šiek tiek laiko. Aišku, galbūt jau yra kažkas ir užsakyta, ko mes nežinom. Nes tai vėlgi labai gerai karyboje žinoma taisyklė. Karas tai yra geri šachmatai, kaip apgauti priešą. Jei arba priešą nukreipti ne tą linkme. Mes žinom, kad yra šiai dienai ukrainietiškas dronas, bet nežinom, kas jį paleido. Va kur yra klausimas. Galbūt tai yra pasiklydęs dronas. Bet kils klausimų, kodėl jis pasiklydo po vieną droną, ne 5, ne 10, ne 20 ir taip toliau. Jeigu kai vienas ekspertas sakė, ukrainiečiai atsikratė droną, tai reiškia, iki paskutinio momento jie valdė droną. Taip išeina. O jeigu valdė droną, suprato, kur jis yra, kodėl mes jį nuleidome būtent, sakykime, saugiai. Ežero vidurys, aš sakyčiau, yra saugu. Bet kodėl tada Estijoje į Kaminą arba Latvijoje netoli namų, apie 400 metrų. Taip, netgi 50 kg šahedas yra sprogęs netoli ten, kur nakvojo prie fronto linijos. Yra transformatorinė. Mačiau, kaip krito dronas. Patikėkit, tai nėra kažkas tai tokio bau. 50 kg baisu, kai pataiko į tave. Bet už 500-700 metrų, 500-700 metrų, tai yra tik tai smūgio banga. Ir gražus fejerverkas. Jis nepadaro to žalos. Žalą daro raketos ir pasiekia efektą raketos. Kai mes matom, kas vyksta pasaulyje, raketos pasiekia rezultatą. Tai yra geras pavyzdys Izraelis, Amerika prieš Iraną. 17 000 taikinių, klausimų nekyla. Jeigu raketa pataikė, taikinys sugriautas, sunaikintas. Ką mes matome Ukrainoje? 100 dronų į vieną naftos bazę, galbūt taip pasakyčiau. Dega ilgai, gražiai, visi mėgavomės vaizdais, gražu. Bet pagal vertinimus per 2 savaitės viskas bus atstatyta. Tai yra rezultatas yra pataikyta.
Kokie resursai panaudoti? Dideli. Kai sudėsite finansinį išraišką, suprasim, kad turbūt raketa kainuotų pigiau arba panašiai. Bet rezultatas būtų visai kitas. Kur yra skirtumas? Dronams nereikia aukšto lygio inžinierių, mokslininkų, laboratorijų. Dronams užtenka kaip Lego. Užsakai detalės, šiai dienai didžioji dauguma yra Kinijos, kaip kalbėsim, be Kinijos mes neapsieisime, nes yra komplektuojančios, nesvarbu, kad mikroschema pagaminta bus Europoje, bet didžioji dauguma bus detalių iš Kinijos. Aišku, galima visą tai apsieiti bet ar tokius kiekius turėtume, čia reikia paskaičiuoti labai stipriai. Tai vat, kaip Lego gali sudėti. Raketai reikia smegenų. Ir tada išauga jos kaina. Va čia ir yra visa esmė. Pigus daiktas reikia daug. Gerą daiktą reikia mažai. Bet efektas pasiekmas čia ir dabar. O ne per kelis užskridimus dideliais kiekiais. Tai apie tai mes ir norėjau pasakyti, kad dronai bus. Bet į kurią pusę eis didelis klausimas. Kiek stipriai įsitvirtins karyboje kaip pagrindinė priemonė, negaliu atsakyti. Nesu dievas, nesu vizionierius, tas, kuris galiu pasakyti, viskas, dronai yra ta ginkluotė, kuri bus nepakeičiama. Dronai nuo 2011 metų puikiai pasirodė, dirbo ir dirba. Taip pat pirmom dienom Ukrainoje. Turkiški bairaktarai puikiai dirbo, naikino tankus, kolonas. Nieks neneigia, kažkaip visi pamiršo, nes jie yra brangus, technologiškai pažangos. Aišku, jų daug numušė oro gynybos sistemas, nes jie buvo ne tam skirti, ne taip skraidyti, skirti ir taip toliau. Bet jie padarė savo darbą. Perėm prie mažų dronų ir va čia atsidaro Pandoros skrynia ekspertų. Ekspertai išlenda iš Pandoros skrynių. Veteranai, kurie kariavo, jų patirtis yra prieš 2 metus. 2 metus jau nekariauja. Viskas keičiasi. Technologijos keičiasi. Taktikos keičiasi. Požiūris keičiasi. Ir ką mes matom? Matom labai paprastą dalyką. Kad mes nematom didelių operacijų. Nei iš vienos pusės, nei iš kitos. Priešas puola. Maksimum operacija yra kuopos lygmens. Tai yra taktinė operacija. Kai priešas puola didesniais pajėgumais, jis veržiasi į priekį, laužo sistemą. Dronai nesustabdo. Mes ką matom, šiai dienai Ukrainoje situacija yra ne ukrainiečio naudai. Kaip be kalbėtume, kol kas tai nėra ukrainiečio naudai. Rusai šliaužia lėtuoju būdu į priekį. Šliaužia. Ir pirmas dalykas, jie turi užduoti aiškę tikslą, ką jie nori pasiekti. Jie neskaičiuoja resursų. Mes galime džiaugtis milijonų pražudytų Rusijos karių, 10 tūkstančių sunaikintų tankų, šarvuočių 20 tūkstančių, 30 tūkstančių. Reaktyvinių artilerijos sistemų. Didelis kiekis yra sunaikintas. Lėktuvų taip pat. Sraigtasparnių. Ir visa kita. Ar karas pasikeitė? Sustojo? Ne. Reikia suprasti, kad šitam lemiamum sprendimui sustoti reikalinga netaktinė pergalė. Būtent netaktinė. Nes taktiniam lauke karys vienas kitas yra pakeičiami. Turim laimėti turėti strateginę pergalę. Ir tai yra vėlgi apjungiama visa sistema. Tai vat, tą ir norėjau pasakyti, kad norint turėti rezultatą, reikia galvoti, ką mes norim pasiekti. Ir jeigu žiūrint iš tos pusės, kai sako, mes turim dronų pramonę, Lietuvoje čia kai kas bando įrodyti. Nesvarbu, kad aš joje dirbu, konsultuoju. Aišku, galiu pasigirti. Turiu ir sėkmingų projektų, kurį konsultavęs esu seniai. Šiai dienai tai, kas buvo surašyta
dar 23 metais didžioji dauguma patarimų yra įgyvendinta, įdėta į tą skraidantį projektą. Ir jisai dirba. Aš su juo dabar nieko neturiu, nuo jo esu nusišalinęs. Bet visa ta, kas buvo surašyta, pilnumoje atitinka mano surašymą. Ir tai yra 23 metų. Parodykit mūsų ekspertus, kurie komentuoja, kiek ko sukūrė. Drono ekspertus. Tai vat aš apie tai ir noriu pašnekėti, pasakyti, kad galima šnekėti, atrodyti, sėdėti ant sofos, puikiai kritikuoti, visi tai mėgsta. Parodykit dirbantį nors vieną šiai dienai Lietuvos dronų projektą Ukrainoje. Tai, kad jūs vežate tūkstančiais, šimtais, tai nereiškia, kad dirba. Didžioji dauguma yra kanibalizuojami. Nedirba, iš jo išėmėm detalės arba išėmėm kažką, įdėjom ir perdarėm. Todėl mes turime didelius fabrikėlius prie dalinių, kurie dronus perdarinė. Nes kai tu atsidarai kovinių užduočių lentelę, ta prasme, yra svedama statistika, kas kiek numušė ir kokie dronai. Ten lietuviškų dronų aš nematau. Tai čia yra atsakymas. Jums pagalvo. Kodėl mes nematom lietuviškų dronų? Tiek nuvežta yra. Pirko valstybė, vežė už tūkstančius dronų, nuvežė. Vežė savanoriai, vežė fondai. Bet aš jų nematau. Kodėl? Galbūt tai yra paprastas atsakymas. Mes dar nedaugom iki tokio lygio, kokio reikia Ukrainai. Tai didžioji dauguma ekspertų, sakydama, kad Lietuva nesiruošia, aš nesutiksiu. Raštikio mokykloje yra įkurta sekcija, kur ruošia dronistus, ruošia elektronikos specialistus arba remontininkus dronų. Taip pat, ar jie ima patirtį iš Ukrainos? Manau, kad ima, nes atvažiuoja jų ekspertai į Lietuvą, dalinasi savo patirtim. Kažkas, girdėjau, buvo išvažiavęs netgi į Ukrainą. Nes čia iš ukrainiečių girdėjau, žinau, pas ką buvo. Kalbėjomės, ta prasme, maža šalis esam. Taip, kariuomenės atstovai šiai dienai juda į Ukrainą. Taip, jie nekariauja, jie negali kariauti, bet ekspertinę patirtį gali susirinkti. Tai meluoti atvirai, kad Lietuva niekas nedaro, nereikia, ponai veteranai, ponai ekspertai, ponai youtuberiai. Jinai renkama. Ir jeigu mes visuomet sakysime, kad nieko nedarom, kariuomenė yra bloga, tai tada mes nieko neturėsim. Kuris iš jūsų pasiūlė taip pat oro gynybos sistemą, pilną sprendinį? Ogi jūs negalite nei vienas pasiūlyti, jūs galite tik tai rėkti. Kad pasiūlyti reikia suprasti, kaip dirba oro gynyba, kad apsisaugot nuo to drono. Kas dirba Ukrainai, nereiškia, kad dirba Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad Ukrainai dronai skrenda FPV 17-25 km. Lietuvoje geriausiu atveju 5 km. Kodėl? Reljefas. Atsakymas paprastas. Tos pačios antenos, tie patys dronai. Gamtinės sąlygos, mes turim daug miškingų vietovių. Ir visa kita. Kodėl lietuviškas dronas nuvežtas į Ukrainą testuoti prie jūros, kur buvo atvira vietovė. Lietuviškas dronas FPV po 4 km prarado ryšį. Juokiasi ukrainiečiai iš tokių gamintojų. Galbūt jie dabar patobulėjo, aš nežinau. Reiktų testuoti. Aš mėgstu dirbti, jeigu tenai nepraskrydo, grįžtu atgal, įrodyti, kad sistema dirba. Tu turi dirbti su tais pačiais daliniais ir jie padės tau dovesti iki galo. Tai čia yra gamintojams patarimas, o ne blaškytis. Nuo vienų pas kitus galbūt pavyks prastumti. Jeigu čia nedirba, gal ten dirbs. Ne, kariniai daiktai taip nedirba, ponai. Tai vat, toks dalykas. O ar dronai įsitvirtins, aš atsakysiu paprastai. Ne dronai sprendžia karo eigą. O visa sistema. Kombinacija. Kombinacija yra labai paprasta. Turi dirbti viskas bendrai. Žemė, oras, vanduo,
kosmosas, kibernetika. Kai visą šitą apjungsit ir valdysit, tada mes turėsime pergalę. Taip, bus lengvesnė, sunkesnė. Kai aš girdžiu, kad mums reikia dronų dėl to, kad su mumis greičiausiai nekovos mūsų sąjungininkai, aš pasakysiu paprastai. Jeigu ir nekovos, dronai nepadės. Jie padės atsilaikyti tam tikrą laiką. Nes mes neturim uždaro ciklo gamybos. Esam priklausomi nuo kitų šalių komplektuojančių dalių. Taip pat sprogmenų neturim, nes dronai nežudo. Dronai nenaikina. Dronai yra priemonė, platforma, kuri nuskraidina šaudmenį ir atlieka tam tikrą užduotį, ta šaudmuo, o ne dronas. Tai va čia pirmiausiai reikia suvokti, kad mums reikia pilnumoj veikiančios valdymo sistemos, planavimo sistemos ir užduoties, ką mes norime pasiekti. Nei vienas ekspertas šiai dienai ir veteranas nėra planavęs. Tikrąja žodžio prasme sakau, nėra planavęs ir neatlikinės užduočių, kai aš sakau C2, Command and Control, tai yra pasiruošti užduočiai ir vykdyti užduotį. Jinai reikalinga ir tai apsprendžia, kokių priemonių reikia. O tai, kad šaukti, kad reikalingi dronai, tai yra neprofesionalu. Nes mes nežinom, koks karas bus ateityje. Taip, mes nežinom, koks karas bus ateityje. Kodėl? Todėl, kad technologijos keičiasi. Ir prieš dronus lygiai taip pat atsiranda priemonės, kurios dronus sustabdo. Turiu atvejį be priemonių. 4 dronai atakavo mano komandą, su kuria dirbu, kuri testuoja taip mano projekto dronus. Jie aptiko. Pradėjo medžiot. Vienas dronas nepataikė, jie judėjo. Antras dronas nepataikė, trečias. Užėmė poziciją, abudu priedangą. Dronas paskutinis sprogo tarp jų. Aišku, toliau rado greitai, kur pasislėpt, blindažą, įlindo, sakė, ieško ilgai. Bet jie išgyveno, be sužeidimų. Reiškia, dronai tai nėra ta priemonė, kuri padaro efektą. Bet jeigu būtų tarp jų nukritęs artilerinis šaudmuo, 155 kalibras, aš nežinau, ar jie būtų šiandien su mumis. Kitas atvejis, važiuoja viena iš komandų automobilio. Pamato, kad dronas atskrenda. Per čiuiką turbūt, ar dar kažkur. Ta prasme, paprastas sprendimas. 4 išlipa iš mašinos, mašina palieka vidurį kelio, užima pozicijas, atsitraukia ir atskrendančius dronus pradeda naikinti šaulių ginklais. Ir ką jūs manot? Kai numuša 10 droną, priešas jau neskrenda naikinti jų. Supranta, kad tai yra be šansų. Taip, tai yra specialių operacijų komanda. Sakysiu, jinai yra paruošta. Gerai. Einam toliau. Rekordas. Pėstininkų padalinys, mechanizuotų pėstininkų karys, su pompiniu šautuvu, judėjimo metu padeda 15 dronų. FPV dronų. Atsakymas paprastas. Reikia mokytis šaudyti. Ir tai yra pirmas daiktas arba dalykas, kuris jums leis išgyventi nuo dronų. Suteik šansą. Tai reiškia, dronai nėra tokia problema. Bet kai skris, vėlgi paminėsiu, minosvaidžio šaudmuo, artilerijos šaudmuo. Nuo jų neapsiginsite. Jūs būsite geriausiu atveju sužeisti. Tai vat, turim tokią situaciją, kad kuo toliau, tuo labiau tobulėja antidroninės priemonės. Ir kada jos jau bus iki galo išvystytos ir tie patys dronai, nebus jie tokie efektyvūs ir tokie baisus. Jau ir dabar jie nėra baisus. Jeigu tu esi pasiruošęs ir turi sistemą galvoje, ką tu darysi, o neįsigasi ir sustosi. Čia atsakymas mūsų ekspertams.
pamastymui. Galim padiskutuoti visuomet, aš sakau, galim padiskutuoti, aš niekad nebijau išeiti į eterį, padiskutuoti, pakalbėti. Bet kažkodėl mūsų ekspertai, veteranai vengia, dengiasi kontuzijom, bet rašyti gerus straipsnius rašo. Tai ką aš galiu pasakyti? Šiandien reikia ruoštis, mokintis šaudyti. Ir dronai netaps pavojingi. Antras dalykas - pasitikėti kariuomenę labiau. Kritikos jai reikia, aš to neslėpsiu. Reikia ir bizūno. Nepaslaptis, nes jeigu mes jos nestebėsime, jinai grybo pripjaus, buvo tokiu atveju, ne vieną kartą istorijoje. Ne tik kad pas mus, bet ir kitose valstybėse. Bet kas neklysta, tas nedirba. Nes klysti žmogiška. Kompiuteriai klaidas padaro, skaičiavimas įvelia klaidų ir taip toliau. Tai įsivaizduokim, kas yra žmogus. Žmogus tai nėra kompiuteris. Tai yra gyvas organizmas. Todėl ir čia galimybė suklyst, priimti sprendimą, galima ir netokį. Karyba nepasižymi, nėra vien tik tai kalba apie priemonės. Karyba tai yra didelis managementas. Reikia tai suprasti. Jeigu tu laksai su automatu, tai nereiškia, kad tu esi geras vadas. Vadas tai nėra tas, kuris laksto su automatu. Taip, jisai turi turėti. Tai aš kalbu apie žemiausios grandies vadą. Bet pirmiausia, jis turi mokėti vadovauti ir priimti sprendimus. Tai vat, tas pats klausimas mūsų ekspertams, kurie viską žino. Kodėl jūsų nėra kariuomenėje? Žinau puikiai, buvo pasiūlymas mūsų ekspertams, veteranams ateiti į kariuomenę. Ir kodėl jūs neatėjote? Papasakokit. Kodėl jūs skleidžiat melą? Labai mėgstat meluoti, kad kariuomenė nieko nedaro. Kariuomenė neruošia savo specialistų. Kalbėjau, kad turime atskirą katedrą dronistams rengti. Netgi vienas iš jų buvo dėstyti paskaitą. O kodėl mūsų ekspertai nepapasakoja tokių istorijų, kaip atvažiuoja į karo akademiją, paskaityti paskaitą, paleisti droną, o dronas neskrenda, nesugeba pakelti drono. Čia yra mūsų ekspertai. Taip, ponai. Tai va, kaip sakoma, baigiam šitą ilgą apžvalgą. Taip, kaip tik atsidariau sumus, kaip matot, sumai. Ir čia mes ką turime, tai turime akivaizdų priešo bandymą prasiveržti link Chotinės, Pisarivka, Novasič, Marinė ir Gujevo kryptyje. Greičiausiai sujungti šitas kryptis į vieną kryptį. Tai yra viena iš pagrindinių užduočių priešo. Bent jau tai yra numatyta greičiausiai artimiausiam variante, kaip aš įsivaizduočiau. Tai tokiu būdu pasidaryti savo netgi jastrubinę čia išeiti ir turėti tokį gražų plasdarmą, kuriame ruoštis tolimesniam sumo užėmimui. Tai reiškia atkirsti šitą kelią logistinį, aišku, vėlgi nuo čia bandyti atkirsti kitą logistinį kelią, nes dabar pagrindiniu metu bando jie daryti tokius ėjimus, kad apeiti miestus ir stengtis kuo mažiau turėti mūšių mieste. Tai matėme ir Mirhorode. Po biški, Mirhorodas, lygiai taip pat, aišku, mūšių buvo daug, Pakrovskas tas pats. Bet iš čia jau, ką jie galės daryti, tai yra atakuoti sumus, pasiekti artileriją, zenitinę artileriją drąsiai pasiekti. Tai būtų apie 15 km atstumas. Tai yra nemažai, jeigu taip kalbant, iš kurių jie galėtų išnaudoti būtent miesto apšaudymą. Tai yra susilpninti logistiką būtent šitoje kryptyje. Tai gynybai būtų sudėtinga. Bet čia sakau, čia kol kas puikiai laikosi Ukrainos pajėgos, jiems neleidžia stipriai judėti į priekį, o iš tikrųjų jau 5 mėnesių turbūt stovi šitą liniją be pakeitimų. Išskyrus tai, kad priešas vis Gujevo kryptyje čia prasiplėtė biškį, tokiu būdu atitraukdamas dėmesį gynybos resursų paprašydamas iš ukrainiečio. Taip pat daro būtent Besalivkos kryptyje, Besalivkos,
Toliau mes matom Gluševo kryptyje, Gluševas šiandien viršuje, Gluchivas, atsiprašau, ne Gluševas, Gluchivas, Komanirivkoj. Tai va tokias jisai bando tokius plasdarmėlius padaryti, eiti negyvenamus kaimus, juos užimti ir padaryti, tikslas yra 20 km zona, kurioje vyktų mūšiai. Tai jo yra pagrindinis tikslas, kad mūšiai nevyktų Rusijos teritorijoje, vyktų Ukrainos teritorijoje. Tuo labiau, kad jis automatiškai jau artėja eina į Ukrainos gilumą, Sumų kryptyje ir tokiu būdu artėja prie logistinių kelių. Tai va taip atrodo būtent šiai dienai Sumų kryptis. Toliau mes turime Charkovo kryptį, tai yra Vovčianskas. Šia situacija yra be pakeitimų. Priešas bando judėti į priekį, Starai Saltiv, bet kryptimi, bet čia kol kas didelio jokio proveržio nepadarė. Toliau Kupiansko kryptyje, vėlgi tas pats, bandoma Kupianską apeiti dviem kryptimis, kairiuoju upės pusė, taip pat dešinėje upės pusė, bei išeiti į Kupianskų Vuzlovo. Bet, kaip ir visada, čia puikiai kol kas ukrainiečiai laikosi, aišku, pasirodė dezinformacinė informacija iš ukrainiečių pusės, sakė išsivalė ligoninė, bet ligoninė vis dar yra apie būrys ir identifikuoti 6 radio ryšio šaukiniai. Reiškia, kaip minimum apie būrį yra karių, būrys karių. Tai kol kas Kupianskas nėra išvalytas nuo priešo, bet jie yra puikiai atkirsti ir ten, gan sakyčiau, jų situacija nėra dėkinga. Reiškia, laiko klausimas, kada jie kris, arba, nežinau, jeigu jie išlauks Rusijos prasilaužimo ir bandymo deblokuoti juos, tai bus sėkmės dalykas, liks gyvė. Belieka tik pasiduoti šiam momentui. Nu, žiūrėsim, į kur tai toliau nuves. Tolimesnis plasdarmas nuo čia į Baravają, Senkovoje, Baravają, kai matom, situacija yra be pakeitimų, nes čia puikiai laikosi būtent šitoj kryptyje trečias korpusas, kuris yra realus trečias korpusas, tai yra korpusas su priskirtais daliniais, visais priskirtais daliniais laiko gynybą čia. Priešui neleidžia dirbti, čia daug įvyko struktūrinių dalykų, pakeitimų valdyme, planavime, kad praktiškai priešas ką be padaro, iš karto būna jau numatytos jo judėjimo kryptis ir išeitinėse pozicijose yra stabdomas ir naikinamas. Tai, sakykime, čia yra gynyba konkrečiai gerai organizuota. Toliau mes turime Jampilį, klausimas kaip jisai laikosi čia, tas toks pleištukas, sudėtinga atsakyti, bet kol kas jis laikosi. Ir aišku, ką mes matom, tai būtent tikslas yra Privilė, Fedorivka Druga, Nikiforivka, išeiti būtent per čia ant Izimo kelio ir tokiu būdu Slaviansko, Bachmuto Slaviansko kelio, gal taip galima pasakyti, sunku. Ir tokiu būdu artėti link Slaviansko krypties. Čia priešas turėjo iniciatyvą, šiek tiek pasistumė taktiškai į priekį ir jisai juda. Ką mes turime problematiško šitoj kryptyje, tai ką galima pasakyti, parodžius ant žemėlapio, matom žnyples, didelės žnyples. Aišku, tikėkime, kad jos staigiai taip neužsidarys, tai yra būtent nuo Jarovo išeiti šį čia. Ir taip pat didžiuoji, jeigu čia eiti per Raisę, bandyti Komišuvką, per Kramuką, apeinant būtent Slavianską, uždaryti ukrainiečių pajėgas. Tai čia būtų turbūt artimiausia užduotis, kas yra šiai dienai duota tokių iš didesnių. Ir čia yra būtent sutelktos pajėgos, būtent tam, kad užimti pirmiausiai Konstantinivką, Kramatorską, Slavianską. Aišku, užduotis yra Slavianskas, bet be šitų krypčių nieko nepadarysim. Ir ką mes čia matom, tai būtent priešas puikiai juda šitą kryptimį, turi iniciatyvą jau čia, apeidinėja pajėgas ir bando iš Česefjaro apeiti Česefjarą, gerus įtvirtinimus į Konstantinivkos užnugarį. Nes priešiniai mūšiai verda, priešas lengvai taktiškai juda į priekį su maža iniciatyva, bet su dideliais nuostoliais. Tai todėl, kai visada bando apeiti ir tokiu būdu priverstų ukrainiečių pajėgas atsitraukti. Tai čia yra artimiausia užduotis. Pirmiausia Konstantinivka, aišku, toliau Družkivka, ką mes matome. Ir galutinis operacijos tikslas, bent jau šitoje kryptyje, yra Slavianskas. Toliau mes judam Mirgorodo kryptimi, Pakrovsko kryptimi, čia priešas
vėlgi turi Glušavo, Gryšino kryptyje va čia iniciatyvą, taktinės pozicijas pasigerino, peršoko ir jo tikslas yra judėti į priekį, Mirne, Šilivka ir išeiti Andronivka kažkur čia ir greičiausiai bandyti sujungti Zelenygai, va šitą plasdarmėlį, nuo čia lygiai taip pat tokį padaryti plasdarmą. Matysim, į kur tai įsivystys. Rodinė kryptyje priešas bando iniciatyvą daryti, prarastas pozicijas prieš pusę metų bando atkovoti, bet čia patiria didelius nuostolius, kol kas didelio proveržio nėra. Bet būtent Gryšino kryptyje priešas pajudėjo gan stipriai. Toliau mes turime Dobropilės kryptį ir Novoselivką. Tai, ką priešas daro, kai matom, čia turim didelę pilkąją zoną, kur vyksta dideli mūšiai, intensyvūs mūšiai. Aišku, tikslas yra išeiti ir padaryti čia plasdarmą, kad galėtų atkirsti Pakrovskė kryptyje. Čia Pakrovskė turėtų būti, jeigu aš neklystu, arba aš maišau kelią. Taip, Pakrovskė va čia yra. Atkirsti šitos pajėgumus, būtent logistinį kelią. Jeigu čia išeis, priešas galės jau netiesioginėm ugnies priemonėmis kontroliuoti šitą kelią ir naikinti logistiką. Tai Dobropilė jisai dabar bando apeiti, Dobropilė yra pilkoje zonoje, bet bando apeiti iš dviejų pusių, tai ką darė Pakrovsko kryptyje, apeidamas Pakrovską ir išėjo į priekį. Ir aišku, Tarnovatė yra pagrindinė kryptis šiai dienai, bet matysime, kur toliau tai įsivystys. Tarnovatė yra atkovota teritorija ir čia laukia intensyvus mūšiai. Būtent išeiti priešo tikslas yra Pakrovskė. Toliau mes turime Stepovoje kryptį, čia vėlgi priešas, Mirne, Zaliznične, Huliaipolė kryptis, galima taip įvardinti. Lygiai tas pats bando judėti į priekį, Huliaipilskė kryptyje, čia Dobropilės kryptis prilūkė, kaip sakome, kur toliau judės klausimas yra Liubitskė gali būti, Lysnė judėti, jeigu pavyks jam. Aišku, tuo pačiu būdu į Tarnovatę, apeinant Dobropilę. Čia dar kartą pasikartosiu. Tikslas yra vėlgi išeiti pirmiausia ant Orychov ir nuo Orychovo bandyti Komišuivką ir iš čia formuoti plasdarmą Zaporižės kryptyje. Tai vat, šiandien turime tokią situaciją būtent žemėlapyje. Taip, dėkui dar kartą, kad stebit kanalą. Laikinat, spaudžiat mėgti, like, komentuojat, dalinatės, kas yra aktualu, bei remiat, palaikot per Contribui. Tikrai tai yra svarbu, ypač šiai dienai, kai reikia atstatyti prarastus resursus, kuriuos atstatėm. Tai tiesiog dar kartą dėkui visiems ir gero likusio savaitgalio.